Daug kas girdėjęs posakį, humoristinį posakį, kad visos lygos nuo nervų. Pasakykime tą patį posakį kiek moksliškiau, tai turėtume pasakyti nuo streso. Ir tada ką pastebėtume kalbėdami apie šios dienos mediciną. Vienas akivaizdus pastebėjimas, kad visgi dėja, bet nemenka dalis medikų nėra pasirengusių padėti pacientui įveikti stresą, nors žino bendrus pastebėjimus, jog arba pacientas kartu su gydytoju prieš ligą, arba pacientas kartu su liga prieš gydytoją. Tai akivaizdu, kad geresnės žinios, medikų žinios, kaip padėti pacientui įveikti stresą, pagerintų ir gydymo rezultatus. Iki šitos vietos, manau, kaip ir pasakiau, žinomus dalykus ir gal net kiek įprastus. Yra kita, mano galva, nemažiau svarbi problema, tai tas stresas, kurį patiria pats medikas. Nes vėlgi, nors ir keista, bet medikai gauna per mažai žinių apie savireguliaciją, savo emocijų valdymą, apie tai, kaip įveikti stresą. O juk šitoje darbo sferoje, kurią galėtume apibrėžti kaip darbas sistemoje žmogus, kaip tik ir kyla daugiausiai stresų. Kalbant apie šitą sferą, naudojamas žodis specialisto perdėgymas, kaip pavyzdžiui, tokių problemų nekyla dirbantiems vadinamose sistemose žmogus gamta arba žmogus technika daug mažiau negu kad žmogus. Todėl medikui suprasti, diagnozuoti save patį arba kolegą ir sugebėti sparčiais metodais reguliuoti savo stresą yra, manau, šiandien tikrai aktualu ir svarbu.